Rezidentūra. Šnipų lizdas. Pirmą išsiaiškinkime sąvokas. Sąvoka rezidentūroje kontržvalgyboje. Tai reiškia tada, kada kontržvalgybininkas dirba šalies viduje ir ieško užsienio žvalgybos šnipų. Tam, kad juos greičiau surastų, galėtų juos identifikuoti, jisai kūrė agentūrinį tinklą. Ir yra tokių vietų, kur operatyvininkui yra gana sudėtinga patekti, kadangi tos vietos yra stipriai saugojamos arba neprieinamos, arba reikia operatyvininkui gana toli važiuoti, o jis neturi nei tiek laiko ir galimybių. Tada jisai reikia štai tokiu būdu, jisai užverbuoja 5 žmonės tame objekte, kuriam reikia turėti agentus, ir vieną iš šitų žmonių patį labiausiai patyrusi, geriausiai žinantį darbą, turinti žinių, kompetencijos paskiria šitų kitų agentų vadovų. Vat būtent šis agentas, vadovas, jis nėra etatinis darbuotojas, jis negauna už tai etatinio atlyginimo, jisai yra rezidentas, jį vadinama. Tai yra kontržvalgyboje. Žvalgyboje rezidentūra yra visiškai kita. Tai yra šnipų lizdas užsienio valstybėje. Kaip pavyzdžiui, pas mus tai yra Rusijos šnipų lizdas Rusijos pasiuntinybėje. Taigi, mes privalome žinoti savo priešą ir žinoti jo veikimo būdą. Mes privalome žinoti, kokia yra rezidentūra, pavyzdžiui, Rusijos pasiuntinybėje šiuo atveju. Koks tai skyrius, kokie ten žmonės dirba, pagal kokias kryptis dirba ir kaip jie dirba. Taigi, apie tai sužinoti nėra lengva, kadangi rezidentūros veikla yra itin slapta, pažymėta visiškai slapta žyma. Tačiau yra pasisekę vakarų žvalgyboms užverbuoti iš Rusijos, iš sovietų pasiuntinybės tikrus žvalgus, kurie dirbo ir jie atskleidė. Taigi mes pradėkime. Visais laikais, pavyzdžiui, sovietų ambasados buvo prikimštos diplomatų šnipų. Sovietiniais laikais Didžiosios Britanijos sostinėje Londone dirbo 550 sovietų diplomatų. Maskvoje tuo pačiu metu dirbo 90 Didžiosios Britanijos diplomatų. Matote, koks yra didelis skirtumas. JAV federalinių tyrimų biuras užverbavo ir apklausė sovietų žvalgybos karininką, kuris atskleidė, kad visose pagrindinėse sovietų ambasadose apie 60% diplomatų yra profesionalų šnipai. 40% diplomatų yra tikri diplomatai, kurie priklauso Užsienio reikalų ministerijai ir yra Užsienio reikalų ministerijos darbuotojai. 40% diplomatų yra netikri diplomatai, o yra šnipai, pavaldus sovietų saugumą, čia kalbame apie sovietinius laikus, tai yra KGB, ir 20% diplomatų, tai yra netikrų diplomatų, o sovietų karinės žvalgybos GRU atstovai, kurie dirba. 1971 Didžiosios Britanijos kontržvalgybą lydėjo gana didelė sėkmė. Į jų rankas pateko sovietų šnipas, diplomatas, KGB majoras Olegas Lelinas. Jis Londone naktį girtas važiavo automobiliu. Policija jį sustabdė ir sulaikė. Londono policininkai iš karto informavo Rusijos ambasadą apie sulaikytą jų darbuotoją. Tokia yra tvarka ir toks yra susitarimas. Tačiau ambasados darbuotojas, kuris tuo metu budėjo, atsakė, kad į policijos nuovadą tvarkyti reikalų atvyks ryte, nes šiuo laiku neturi laiko. Britų kontržvalgybininkai turėjo beveik visą naktį pokalbį su sovietų šnipu. Kaip yra rašoma spaudoje, pokalbis buvo ilgas ir labai nemalonus pačiam Lelinui. Jam buvo primintos meilužės, viena iš jų Rusija, sovietų prekybos atstovybės Londone vadovo sekretorė Irina Teplekova, o kita Anglija. Galų gale Britų kontržvalgybininkai pasiekė pergalę. Sovietų šnipas KGB majoras Lelinas skilo ir sutiko bendarbiauti su Britais. Kontržvalgybininkai Leliną perdavė Britų žvalgybos Mi-6 atstovams. Sovietų prekybos atstovybės darbuotojas Lelinas buvo paleistas. Baudą 50 svarų sterlingų už jį sumokėjo sovietų prekybos atstovybė, tačiau sovietų
Išorės kontražvalgyba iš karto įtarė, kad Britai užverbavo Leniną, todėl nusprendė grąžinti jį į Maskvą. Leninas nesutiko su vadovų nurodymu išvažiuoti iš Anglijos. Pajutęs grėsmę, jis kreipėsi į savo naujus kuratorius Britus. Leninas paprašė jam ir jo meilužiai Tepliakovai suteikti politinį prieglobstį. Už tai jis pažadėjo atskleisti Britams visas jam žinomas Sovietų Sąjungos rezidentūros Londone paslaptis. Ir Britai sutiko. Leninas Britams pridavė visus agentus, visus jam žinomus sovietų šnipus, diplomatus šnipus, KGB rezidentūros struktūrą Londone, vadovaujančius asmenys ir charakteristikas. Jis teigė, kad sovietų rezidentūroje buvo atsakingas už nelegalus ir diversijas. Leninas pasakojo Britų kontražvalgybai, kaip sovietų šnipai rengėsi užtvindyti Londono metro, kaip raketų pagalba siekė sunaikinti Didžiosios Britanijos bombonešius jų dislokavimo vietose. Jis teigė, kad viena iš pagrindinių užduočių nelegalų buvo identifikuoti svarbius strateginius Britanijos objektus, nustatyti jų pažeidžiamas vietas ir per savo agentus visaip jiems kenkti, bei, jei tai buvo įmanoma, išvesti juos iš rikiuotės. Leninas teigė, kad jo agentai buvo pasiruošę prasiskverbti į strateginių objektų administracinius pastatus ir jų koridoriuose primėtyti specialių ampulių su nuodais. Darbuotojai, kurie būtų ant jų užlipę ir jas sutraiškę, būtų mirtinai apsinuodiję. Tokiu būdu strateginis objektas būtų išvestas iš rikiuotės, nes nebūtų kam jo valdyti. Didžiosios Britanijos kontražvalgyba pasidalijo gauta iš Lenino informaciją su savo partneriais. Visų vakarų šalių kontražvalgybos pradėjo sovietų nelegalų medžioklę. Žinoma tik tiek, kad ši medžioklė buvo gana sėkminga Prancūzijos kontražvalgybininkams. Jiems pasisekė identifikuoti ir neutralizuoti kelis sovietų šnipus nelegalus, jų dėka nustatyti bei sunaikinti 2 slaptus ginklų bei sprogmenų sandėlius. Tai ginklų sprogmenų sandėlius yra gana plačiai paplitusi praktika, ne tik tai sovietiniais laikais, bet ir Rusijos laikais, tai kad nelegalai randa tam tikras vietas, slėptuves, ir tuose slėptuvėse iš anksto pradeda nešti po trupučiuką ir sprogmenis visokius, ir ginklus visokius tam, kad atėjus valandą X žali žmogeliukai būtų gerai apsiginklavę, visko turėtų ir galėtų daryti, bandyti įvedinėti toj valstybėje savo tvarką. Manau, kad Lietuvoje taip pat gali būti tokių sandėlių. Jinai nėra išimtis. Buvęs KGB žvalgybos majoras Leninas Didžiojoje Britanijoje gavo naują vardą, pavardę ir slaptą gyvenamąją vietą. 1995 metais vasario 12 dieną jis mirė. Sovietų teismas jį nuteisė mirties bausme, sušaudymu. Jo sūnus, gyvenęs Maskvoje 1984 metais, bandė pagrobti lėktuvą ir pabėgti į vakarus pas tėvą, tačiau buvo sulaikytas ir nuteistas 10 metų laisvės atėmimo bausme. Ką Lenino istorija pasako apie sovietų žvalgybos veiklą svetimoje valstybėje? Yra žinomos 2 rezidentūros rūšys, kurios veikia užsienyje. Pirmoji – legali rezidentūra. Tikrovėje jie aišku yra nelegali, čia tie šnipai, kurie dirba po diplomatinę priedangą. Šios rezidentūros darbuotojai oficialiai prisistato diplomatais. Jie dirba po diplomatinę priedangą, kurios juos apsaugo nuo baudžiamojo persekiojimo. Aišku, jeigu juos pagauna, juos sulaiko nusikaltimo vietoje, nežiūrint kokio nusikaltimo vietoje, jie iš karto yra ištremiami, bet nepatraukiami baudžiamojon atsakomybėn. Šios prezidentūros darbuotojai nevykdo itin sudėtingų ir pavojingų užduočių, jie parengia dirvą žvalgybinėms operacijoms, nukreipia užsienio valstybių kontražvalgybos dėmesį nuo kitų operacijų, kurios yra vykdomos, vykdo nesudėtingas dezinformavimo operacijas, renka informaciją iš viešųjų informacijos šaltinių ir ją analizuoja, parenka ir parengia verbavimo kandidatus į agentus. Yra nelegali rezidentūra, tai yra taip vadinami nelegalai, tai yra tikrų šnipų lizdas ir itin pavojingas.
jie dirba mažomis grupėmis tam, kad nebūtų galima jų visų atskleisti. Jeigu vienus atskleidėjai, tai tu nežinai nieko apie kitus ir kiti apie kitus nežino, niekas nieko negali pasakyti. Taip yra išsaugomas ištisas tinklas. Apie juos žinodavo tik tai vadovai. Jie buvo giliai užsimaskavę, juos į jų veiklą nustatyti buvo itin sudėtinga. Šios rezidentūros darbuotojai vykdė įvairias diversijas, rengė sabotažus, kenkė strateginiams objektams, vykdė teroristinius aktus, įrengdavo slaptus ginklų sandėlius ir taip toliau ir panašiai. Jie buvo tie, kurie vykdė tikras žvalgybinės operacijas. Jie buvo ir matyt yra labiausiai pavojingi valstybei, kurioje jie dirba. Bendram supratimui ir bendram susipažindimui pateiksiu sovietų žvalgybos rezidentūros struktūrą. Kaip jinai atrodo? Aišku, jinai yra pasilikusi tokia pati, kokia buvo ir anksčiau. Klasika yra klasika ir nelabai smarkiai ir kardiniai būtina ją keisti. Taigi, kokia yra ta struktūra? Kokios yra darbo kryptys visuomet ir visose pasiuntinybėse? Tai pirmas dalykas yra politinė žvalgyba, kryptis PR, taip vadinasi. Jie renka informaciją apie politinius procesus, apie partijas politinės, jų lyderius, apie asmenis, kurie daro įtaką šitiems lyderiams, renka jų charakteristikas, pažeidžiamas, silpnas vietas, susitikinėja su jais ir ruošia juos, aišku, verbavimo, kada jie mato, kad jau yra paruošti, arba surenka pakankamai kompromatų, arba mato, kad jie mėgsta pinigėlį ir už pinigėlius galima juos nupirkti, jie informuoja savo vadovus, vadovui atsiunčia verbuotoją, kuris verbuoja. Ir jeigu nepasiseka, paprasčiausiai jisai išvyksta iš šalies, niekas nesuspėja sureaguoti. O jeigu pasiseka, jisai perduoda jau kaip agentą jo valdymui kitam operatyviniu darbuotojui. Yra kita kryptis X, vadinama techninė mokslinė žvalgyba. Yra kryptis N, nelegalai, tai yra tie, kurie dirba su nelegalais, toksai pat kaip Lelinas. Yra kryptis KR, tai išorės kontržvalgyba. Čia asmeniai šitie kontržvalgybininkai užsiima būtent žvalgų apsauga. Būtent jie ir įtarė Leliną, kadangi Lelinas buvo sulaikytas ir gana ilgą laiką praleido policijoje. Be abejo, jie padarė tokią išvadą, kad jisai greičiausiai bendravo su Britų kontržvalgyba, kadangi jisai slepia, kadangi jis atskleidžia, kadangi jo elgesys kažkoks kitoks, jie įtarė tai, kad jisai greičiausiai yra užverbuotas. Yra kryptis EM, tai yra emigrantai. Tai yra iš tikrųjų labai rimta kryptis, kuri dirba prieš, pavyzdžiui, jeigu Rusija, tai Rusija prieš savo diasporą, kuri gyvena Lietuvoje. Tai pirmoji eilėje jie dirba prieš tuos, kurie labiausiai erzina valdžią, tai Putiną ir jo visus ten prietelius, kurie čianais turi savo blogus, vykdo kritiką labai didelį, organizuoja visokius veiksmus prieš juos. Vienu žodžiu, kelia jiems kažkokius tai nemalonumus ir dėl to juos erzina. Ir be abejo, jie stengiasi neutralizuoti šitus asmenis ir jų veiklą. Tam, kad neutralizuoti, būtina turėti informaciją, išsamią informaciją. Kitas dalykas, jie į šitas organizacijas, imigrantus, kiša savo darbuotojus. Tai ne iš pasiuntinybės, pasiuntiniai tik paruošia informaciją žvalgybinei operacijai. Kuo daugiau organizacijų atsiranda, pavyzdžiui, FSB arba SVR darbuotojų, tuo daugiau tų organizacijų valdo būtent Rusijos žvalgyba. Rusijos žvalgyba daro įtaką ir galų gale jų būna tiek daug, kad jau sprendimai yra priimami būtent žvalgybos, o ne opozicijos veikėjų. Arba atsiranda tokia situacija, susidaro tokia situacija, kad organizacijos vadovai ir nariai pradeda vieni kitais nepasitikėti, pradeda vieni kitais abejoti ir praktiškai organizacijos veikla yra paralyžiuojama. Kita kryptis GP, tai yra pagrindinis priešas, tai buvo sovietiniais laikais, taip yra ir dabar. Ir dabar Rusijos žvalgyba pagrindiniu savo priešu laiko JAV. O JAV pagrindiniu priešu laiko Kinija, o ne Rusija. Rusija yra, kaip sako rusai patys, kaip JAV mini, yra nedružestvinaja strana, tokia kaip Iranas ir Šiaurės Koreja, į kurią reikia atkreipti dėmesį kaip nedraugišką šalį.
ir turėti tokius reiklus, bet ne kaip į pagrindinį priešą. O rusai mano, kad jų pagrindinis priešas yra JAV. Toliau kita kryptis, tai yra OT, operatyvinis techninis aptarnavimas. Tai aišku, tai yra blakis, pasiklausimai, tolimi pasiklausimai, artimi pasiklausimai, įrengimai tų blakių ir taip toliau ir panašiai. Telefoninių pasiklausimai. Aš apie tai jau pasakoju, apie tai, kad Švedijos Stokholme sostinė, kada ten kažkokį tai senamiestyje tvarkė vyrai stogą, užlipo ant stogo daugiau aukščio namo ir surado kažkokį tai keistą prietaisą. Vieni žino, kas tai yra įrenginys, aparatūra, jie nieko nesuprato. Jie išvietė, aišku, specialistai pasižiūrėjo, išvietė žvalgybos atstovų, specialistus pasižiūrėjo ir galų gale išsiaiškino, kad tai yra šnipinėjimo prietaisas, kuris tenais kokių 500 metrų atstumu įrašinėdavo visus pokalbius, kokie tik tie signalai praeidavo, visus juos įrašinėdavo ir siųsdavo tos pokalbius į Rusijos pasiuntinybę, kuri buvo visiškai šalia. O toj vietoj aplink šitą pastatą buvo pagrindinė Švedijos vyriausybės namai, parlamentas ir kitos institucijos, kur vyko labai svarbus pokalbiai ir susitikimai. Tai čia yra operatyvinio techninio aptarnavimo. Toliau yra kita kryptis RP, radio elektroninė žvalgyba. Kaip žinote, čia mūsų saugumas pagavo šnipą, pagavo agentą, Rusijos GRU agentas, kuris naudojo seną kažkokį tai radio prietaisą, kuriuo perdodavo informaciją. Tai matyt, taip buvo ir perdodama informacija ne kažkur tai į Rusiją, bet į Rusijos ambasadą, būtent čia Vilniuje. Ir tą signalą tikriausiai perimdavo, šifruodavo ir toliau ją perdavo kitokiais būdais jau į pačią Rusiją. Ir kita kryptis tai kompiuteriai. Toliau turėjo šifruotoją, turėjo radistą, dabar aišku, gal tik nėra, nežinau, turėjo sekretorę mašinistę be abejo, sekretorę, buhalterį ir vairuotoją. Manau, kad šiais laikais ta struktūra, aišku, kito, bet iš esmės tos pačios pagrindinės kryptis, kaip jau minėjau, tai yra ir politinė, techninė, mokslinė, ir nelegalai, išorės kontržvalgyba, emigrantai ir pagrindinis priešas be abejo pasiliko. Ačiū už dėmesį.